Taigi, kokia buvo valstybinės darybų delegacijos rolė išvedant Rusijos kariuomenę iš Lietuvos? Kokie yra dalykai, kuriuos galbūt dalis mūsų tautiečių ir pamiršę ir kodėl tai yra svarbu mūsų istorijai? Na, pirmiausia, reikia prisiminti, kaip viskas prasidėjo. Tai prasidėjo nuo sėdėjimo prie stalo per vakarienę tarp profesoriaus Landsbergio ir Jelcino. Įvyko toks pokalbis, kai buvo sutarta, kad vis dėlto derybos vyks pagal sąžinę. Ir po kurio laiko Jelcinas savo žodį vis dėlto išlaikė, atsiuntė iš Rusijos delegaciją derėtis. Pirmas sutikimas buvo tuo metu tam draugystės viešbutyje, vyko Šachrajus, o iš mūsų pusės vadovas buvo Česlovas Stankevičius. Ir atsimenu tą jau pirmąjį protokolą dėl derybų pradžios, derinam, jau lyg tai baigiam suderinti, per traukėlę, o ten generolų prie iš rusų pusės daug. Staiga vienas generolas atsistoja ir pradeda varyti, kaip jie čia teisėtai atėjo, kaip čia mes patys įstojom, senas visas pasakas. Tai labai nustebino tada Šachrajus. Jisai žino Jelcino pavedimą, pradėti derybas. Jeigu jis pradeda klausyti šito generolo, tai viskas sugriūna. Tai Šachrajus taip atsisuka į tą generolą, pasižiūri ir sako, aš nesakysiu originalo kalbą, išversiu. Sako, žinot, taip vėlai vakare, taip giliai mąstyti, aš jau nepajėgus. Palikim taip, kaip suderėjom. Ir tuo būdu buvo tas protokolas pasirašytas ir turėjo prasidėti derybos. Aišku, derybos vyko labai ilgai, labai sunkiai, buvo labai daug pertraukų. Rusai patyrus diplomatiją, turim tą suprasti, įgūdę labai žmonės, mūsų visi jokių mokslų nebaigė, bet labai atsakingai tą darbą dirbo ir vis dėlto mums pavyko susiderėti. Pavyko susiderėti ir labai gerai pavyko susiderėti, išvedėm iš Lietuvos kariuomenę metais anksčiau negu iš bet kur kitur. Ir lyg tai galėtume tuo džiaugtis, bet atpildas už tai iš tuometinės valdžios pusės išėjo visiškai kitoks. Mūsų delegacija, taip grubiai kalbant, turim pasakyti, už šitą darbą, kad kas ačiū pasakytų, tai to neteko girdėti, tiesiog paėmė ir išvaikė, paskyrė kitą. Bet priminkite, tuo metu, kiek aš teisingai atsimenu, buvo valdžių kaita. Taip, tada buvo karštas metas ir labai daug dalykų vyko. Žinom, buvo ta parlamentinė rezistencija jau prasidėjus. Parlamentas pasiskelbė, kad bus nauji rinkimai, ruošiam naują konstituciją, vyko referendumas dėl konstitucijos, vyko prezidento rinkimai vienu metu, buvo išrinktas jau naujasis Lietuvos prezidentas Brazauskas, patvirtinta nauja konstitucija ir Brazauskas pradėjęs eit pareigas, pirmas darbas iš tų, kaip tik ir buvo delegacijos pakeitimas.